Labadiena, gerbėjai mūsų klausytojai ir žiūrovai. Su jumis Audrys Antanaitis ir pokalbiai kalbos namuose. Lietuvių kalbos institute vyko doktorantų konferencija naujausi moksliniai tyrimai ir inovacijos. Ir iš tikrųjų tyrimų daug, tyrimai įdomus ir apie vieną iš jų dabar mes ir pakalbėsime. Mūsų pašnekovas Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas Aidas Gudaitis. Labadiena. Ir skaitėte pranešimą apie antkapinius užrašus Dieveniškių apylinkėse. Pats pranešimas jau ir pranešimo tema skamba kaip detektyvas. Kaip aš suprantu, tai yra disertacijos tam tikra briauna, tik tai disertacija pati jūsų yra platesnė ir bus nepaprastai įdomu išgirsti, ko ieškote ir ką atrandate. Bet prieš tai, Aidai, keletą žodžių dar apie pasirinkimą šitos temos. Aidas Gudaitis, kuris yra kilęs iš Kauno, renkasi disertacijos temą apie pietryčių Lietuvą. Kaip gimė šita tema apskritai jums? Šitas kelias labai ilgas, galim sakyti, nuo paauglystės. Labai domėjosi lietuvių kalba, etnologija ir kitais dalykais. Ir be šitų dalykų aš dar labai domėjosi geografija ir informaciniam technologijam. Taigi mano pagrindinė veikla, kurią aš iki šiol dariau, gal kokie 30 metų, tai buvo geografinių informacinių sistemų taikymas įvairiuose. Ir kaip projekto vadovas esu dirbęs įvairiuose projektuose, tai Geoportal LT, žemėtvarkos planavimo įvairių sistemų ir taip toliau. Ir kaip patekau čia, tiesiog Lietuvių kalbos institutas buvo mano vienas iš klientų. Mes inicijavom Tarmyno projektą kartu. Ir mane ta visa aplinka, tų žmonių entuziazmas, tikėjimas lietuvių kalba kažkaip įkvėpė ir aš čia atsiradau. Nuostabu. Man atrodo, jūs esat savo vietoje. Tai dabar apie pačią temą ir apie pietryčių Lietuvą. Išties jūsų pranešimas suintrigavo nuo pat pradžios. Jūs pradedate 16 amžius. Parodote žemėlapyje lietuvių kalbos paplitimo ribą ir staiga toks sakinys, kad per tą laiką maždaug lietuvių kalba susitraukė dvigubai. Iš ties, tai kai žiūri į tą žemėlapį, tai yra net ne 20-ųjų metų Lietuva, tai yra gerokai didesnė Lietuva. Pasižiūrėjau, Zietela dar nebuvo sala, tarkime, kalbos sala 16 amžiui, o 20-21 amžiui netgi Dieveniškės sala. Taigi apie pačią disertaciją ir disertacijos taikomąją reikšmę ir prasmę. Vėlgi, disertacija dažnai nepasirinki pats, o tema yra pasiūlyta. Tai pagrindinė tema, kurią man pasiūlė vadovė arba, tarkim, institutas, tai buvo kalbinis kraštovaizdis. Kalbinis kraštovaizdis kokio regiono? Bet kokio regiono. Visam buvo kalba apie to metodo taikymą. Ir aš kiek pastudijavau ir paanalizavau, kad būtent ten, kur vyksta kalbų kontaktai, kur vyksta tam tikra kalbų konkurencija, tas kalbinis kraštovaizdis daugiausiai ir pasako. Tai yra kaip metodas, jisai labiausiai taikomas būtent tam regione. Ir tai buvo mano fokuso orientavimas būtent į tą vietą. Ir pasižiūrėti, kaip tą kalbinį kraštovaizdį galima būtų panaudoti ir vertinti kiekybiškai. Taigi pabandžiau, kas yra kalbinis kraštovaizdis? Visa medžiaga, visa rašytinė medžiaga, kurią mes matome aplinkui. Tai gali būti skelbimų lentos, tai gali būti kažkokie užrašai, grafiti. Bet kas įdomu šitam krašte, kad jisai neparodo kalbos. Iš principo daugelis šitų kalbinio kraštovaizdžio elementų, jie nesutampa su žmonių naudojama arba vartojama kalba. Daugelį atvejų tai yra lietuvių kalba taikoma, o vienintelė vieta, kur mes matome kalbos
atspindi, tai yra būtent antkapiniai užrašai. O tai, kad nesutampa tos ribos, sakysim, ar vartojimas, tai unikalu Lietuvoje, tarkim, Žemaitijai tas galėtų būti būdinga ar ne. Aš nekalbu apie mažąją Lietuvą, kur irgi riba yra, bet turbūt Lietuvoje dvi tokios ribos: mažoji Lietuva, kuri buvo kažkada, ir dabar pietryčių Lietuva. Mažai Lietuvai tas tikrai galėtų būti būdinga, ir ypač jeigu mes tyrinėtume laikotarpį iki 40 tai metų. Būtent iki tada. Nes mes turime tam tikro vokiečių kalbos paveldo, ir kaip ta tradicija tęsis ir kaip jinai buvo išlaikyta, tai aišku irgi galima būtų tyrinėti. Aš abejoju dėl žemaičių, nes jau tai seniai žmonės perėjo prie bendrinės kalbos ir rašytinių šaltinių, tokių žemaičių kalba nelabai mes, tarme, nesakykim kalba. Tai grįžtame dabar prie disertacijos, ir iš tikrųjų ten yra keli pjūviai. Yra vienas pjūvis laiko, kitas pjūvis yra teritorinis. Kiek dar tenai tų pjūvių jūs numatėte? O kol kas tai, tarkim, mano apimtyje yra būtent laiko ir erdvės dimensijos. Šiuo metu aš labai fokusuojuosi į Varėno Šalčininkų rajoną. Aš esu apvažiavęs 80 kapinių. Keliatės į vakarus? Tiesiog man įdomu, kaip vyko tos ribos, etnolingvistinės ribos dinamika. Tai būtent per kapines, dėl to, kad ant kapiniuose užrašuose mes turim gimimo mirties datą. Mes galime apskaičiuoti maždaug tuo metu gyvenusių žmonių tiek socialinę sudėtį, tiek demografinę, tiek kokią kalbą jie užrašė antkapius. Tai pagal tai mes galime modeliuoti, kokia buvo situacija. Ir kas įdomu, kad tie duomenys labai koreliuoja su gyventojų surašymo duomenimis. Tai praktiškai tai yra tam tikras atspindys. Ir vis dėlto koks laikotarpis? Jūs paminėjote pranešime, kad tyrėte antkapių užrašus žmonių, kurie mirė po 40-ųjų, bet gimė prieš 40-uosius. Ar tai kažkoks lūžio metas? Šitam krašte taip. Manau, kad mes turime tokius galima sakyti, 3 lūžio taškus. Tai vienas laikotarpis yra, tarkim, nuo 19 pabaigos iki šito krašto patekimo Lenkijos įtakai. Tai matome labai didelę kolonizacijos procesą, ir tas akivaizdu, ir matosi antkapiniai užrašai tą liudiją. Tada mes turime nuo 40-ųjų iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Tai tam tikra stagnacija yra, tai mes matome tam tikrą lietuvėjimą, bet iš tikrųjų tai situacija gan stabili. Ir matome bent jeigu tyrėme paribę etnolingvistinį, tai matome šitos situacijos kaitą teigiamą linkme po 90-ųjų metų. Tai matome, kad lietuvių kalba tampa, bent jau paribio zonoje, tampa prestižinė ir labiau naudojama. Bet jūsų disertacija turbūt yra nepaprastai įdomi, nes jinai kelia, nežinau dar kiek duoda atsakymų, kai mes tekstą pamatysim, bet jinai kelia daug klausimų. Vienas iš jų, jeigu mes dabar žiūrėtume laiko dinamiką nuo 16 amžiaus, taip, lietuvybė traukėsi, lietuvių kalbos arealas traukėsi, 19 amžiui Dieveniškės, nežinau kaip 19, gal jau sala, bet 20-ajam jau sala. Bet štai dabartinė nepriklausomybė 35 metai, o lietuvių kalbos tenai, kaip aš supratau iš jūsų pranešimo, vis dar mažėja. Ji kaip ir prestižinė, vis tiek valstybinė kalba, bet jos mažėja. Ar mažėja dėl to, kad ten apskritai populiacijos mažėja, ar procentas mažėja? Čia galim sakyti, pagrindinė priežastis yra emigracija. Emigracija vyksta dėl socialinės infrastruktūros. Vidinė emigracija Lietuvos Respublikoje iš tikrųjų miestai, galim sakyti, Vilniaus miestas ir didieji miestai sutraukia jaunimą, tarkim, reiškia nebereikia mokyklų, darželių,
parduotuvių, bankomatų ir taip toliau. Tai reiškia skursta ta aplinka, kurioje tie žmonės gyvena ir reiškia nėra galimybės tai populiacijai atsinaujinti, jinai tiesiog išmiršta. Ir tai ne vien Dieveniškiam būdinga, bet visam aplinkui didžiuosius miestus esantiem visom gyvenvietėm, ypač kaimiškom, kad tų gyventojų mažėja, sensta, vietos gyventojų nelieka, žemės yra superkamos ir taip toliau. Paimkime tą pačią Varėną, Dzūkiją, tai daugelis sodybų, kurias mes visi žinom, jos yra, kad ir Zervynos, jos yra supirktos miestiečių, padarytos, tarkim, vilos, ten realiai jokia kaimo gyvensena nebevyksta, nėra tradicinių amatų ir taip toliau. Tai ateitis tokia, kad tai bus tiesiog negyvas muziejus kada nors šitie kraštai ir tos tikrosios kalbos ten nebeliks. O pavardžių skaičius, jūs minėjote, kad galima daug ką pamatyti ir analizuoti iš to paties skaičiaus, kad daug daugiau būta pavardžių, tarkim, 19 negu dabar. Iš tikro, ką parodo pavardės, tai jeigu kalbėti apie pačias Dieveniškes, tai mes turime, jeigu taip, kaip aš jau minėjau, kad yra slaviškos kilmės tėvavardinės pavardės, kurios dominuoja, ir šitą Marėlę sudaro apie 60% visų pavardžių. Dieveniškės, galim sakyti, irgi kaip kažkokia sala, išsiskiria tuo, kad tokių pavardžių čia yra apie 40%. Jūs turite galvoje lietuviškos kilmės? Slaviškos. Tai reiškia 20%, tai yra gan didelis skaičius, tai yra maždaug trečdaliu mažiau. Ir labiau dominuoja lietuviškos kilmės pavardės ir ypač su mažybinėmis priesagomis, kaip koksai Stasiulis, Dvinelis ir panašiai. Būtent tokios pavardės čia dominuoja ir kas įdomu, kad tos pavardės, jeigu tyriamės laike, tarkim, per 100 metų laikotarpį, jos nelabai kinta kaip kalba. Kalba mes, kaip aš minėjau, kad nuo 19 pabaigos iki dabar nuo 7000 maždaug lietuviškai kalbančių asmenų susitraukia iki 600 dabar. Tačiau pavardžių procentinė dalis, jinai taip nekinta. Tai rodo, kad tie gyventojai yra sėslūs, bent jau buvo sėslūs ir jie pavardė perduodama iš tėvo sūnui ir taip toliau. Ir reiškia, kad tie žmonės labai staigiai ta struktūra pavardžių nekinta, bet Dieveniškių atveju mes matome, kad procentinė dalis mažėja, gan nežymiai, bet mažėja. Tai rodo, kad tą patį reiškinį, kad būtent vyksta jaunosios kartos emigracija ir dėl to, kad Dieveniškės greičiausiai ilgainiui buvo apsuptos slaviškos aplinkos, mes turime visą Baltarusiją, mes turime tam tikrą tų pavardžių kaitos proporciją. Na kągi, ačiū Aidai už pokalbį, išties disertacija kelia daug klausimų ir nekantrai lauksime jos pasirodant su visais atsakymais. Taigi, linkiu jums sėkmės. Ir primenu, kad mes kalbėjomės su Lietuvių kalbos instituto doktorantu, geolingvistikos centro jaunesniojo mokslo darbuotoju Aidu Gudaičiu, kurį kalbino Audrys Antanaitis, o filmavo Karina Kraupaitė. Iki.